Tai ir gegužės 2 rytas, penktadienis, kol visi pusryčiauja, sugalvojau pasikelt droną, truputį pafilmuot, kaip atrodo iš viršaus miestas. Pirmoji ir antroji daly video gavau pastabą, kad vaizdas melsvas kažkoks. Tai montuojant uždėjau LUTs ant video. Per monitorių atrodė visai kitaip, nei kad rodo per televizorių ir telefoną žiūrint. Tai šiam video išvis nieko nedariau. Visi tie filmavimai, montavimai man šiaip naujovė yra. Tai laikui bėgant, manau, išmoksiu viską geriau daryti. O kas mato kažką ne taip, tai parašykit komentarę pastabą. Buvom vakare išėję pasivaikščioti po Ventspilį. Tai keista, gatvėje sutinki gal vieną kitą žmogų, vieną kitą mašiną pravažiuojant. Visiškai tuščias miestas. Nu ką, pasiruošę kelioniai ir Suzukis užsikūrė iš pirmo karto. Ten antram aukšte žmonėm linksma. Tokiu metu toks tuščias iš tikrųjų Ventspilis. Aš čia pats niekad nebuvęs, tai vakar buvom pasivaikščioti visi vakare. Tai vienas kitas žmogus gatvėj. Šiandien bandysim važiuoti Ventės ragą. Jau grįžti į Lietuvą. Apskritai čia mano toks pirmas išvažiavimas motociklo kažkur toliau. O šiandien vėjukas stipresnis nei kad vakar. Palei dešinę vėl visur jūra, tik tai. Įlendi į mišką ir privažiuoji prie jūros. Nu, šiemet būtinai reikės čia nuvažiuoti. Vienam, gal kažkas kartu norės. Kaip gražu jūra. Bet vėjas dabar pasidarė, tai vėl stiprus labai. Mušasi.
Nu ką, pasipildėm degalų. Galim judėti toliau. Liepoja. Pats neveikia. Žiūrėk, gali veikti visur. Čia. Palauk, kai eisim visus 4 paspausim. Nu tai, o nėra ko ten sėdėti ir rūkyti. Bet vėjukas tai stiprus. Tai prie jūros atvažiavom, smėlio nepalėtėm. Jaučiu, kad to smėlio dabar pilnos akys pas mane. Važiuojam dabar į Papę. Vėjas, tai momentais galima sakyti panašus, kaip kad pirmą dieną, kai išvažiavom. Žodžiu, į Papę nevažiuosim. Čia biškį užvedė ant žvyrkeliuko. Ne visi nori žvyrkeliu važiuoti. Važiuojam į Šventąją. Šventoji. Paršelio rojus. Norėtum apleisti. Apleisti. Leidžia dar, eidžiai. Aikti, na.
Lemba, tiek kelio atvažiavom ir neleisim Bežionį tiltą net užeiti. Dažyta gal? Negali būt. Dažyta. Išdažytas. Ruošiasi sezonui. Nu ir važiuojam į HBH pavalgyt. Kiek dabar jau? Beveik 1 valanda. Na, bandytas vėl užgesęs buvo. O. Žodžiu, į Ventės ragą nevažiuosim šiandien, nes ateina lietus ir rodo, kad lis iki vakaro. Tai vadinasi, šiandien trauksim jau link namų. Būtinai reikės pabandyti užsidėti tą žvaigždutę dantukų didesnę, nes va, už 110 važiuojant virš 6000 apsukų, 6300 gal. Automagistraliai važiuot visiškai jokio malonumo nėra. Dar ir vėjas šiandien toks nemenkas. Nu ką, atsisveikinom, skirstomės. Nu va, likau vienas. Važiuoju namo jau. Nors gal ne visai namo, dar reikia pasimti siuntą, kuriai buvo žvaigždutė motociklą. Gavau būtent tą dieną, kai jau reikėjo važiuoti. Nu va, 5:30. Spėjau dar į penktadieninį eismą grįžti. Nu va, ką tik grįžau į namus. Vėjas tai kosmosas. Nežinau, čia matosi, nesimato. Labai didelis. Pabėgom nuo lietaus. Nes, kaip žadėjom, važiuoti į Ventės ragą dar. Bet pasižiūrėjom, kad lietus bus iki pat vakaro. Tai pavalgę HBH skubėjom į Kauną. Nu,
pasisekė aplenkt debesį. Bet turbūt ateis ir čia. Tai va dar spėjau pasimti siuntą va tą, kurios laukiau. Eisim ilsėtis. Tai va nežinau, kažkada įkelsiu video. Turbūt čia bus ne per vieną dalį. Aišku, daugiau gal bus to važiavimo. Dėl to, kad grįžus vakarais norėdavosi pabūt, pailsėti savo, su žmonėm pabendraut. Tai nieko nefilmavau. Buvom aišku ir pasivaikščioti, ir Ventspilį, visur. Tai man nefilmavau šitų dalykų. Tai va gal kažkada, gal vienas išvažiuos ar keliese. Į kokią įdomesnę biškį gal kelionę, nes labai noris ir to mišku kažkur pavažinėti, daugiau gamtos, su palapinėm, tai nieko. Lauksim, kol atšils naktis ir judėsim. Tai ačiū, kurie žiūrit, kad prenumeruokit, parašykit komentarą. Iki susitikimo.